Praėjusią savaitę Druskininkuose surengta kūrybinė vaikų vasaros stovykla Mus jungia istorija, kurioje dalyvavo 20 vaikų iš Gardino ir tiek pat iš Druskininkų. 12–16 metų jaunimas, padedamas pedagogų ir įvairių savo srities specialistų, kūrė animacinį filmuką apie Lietuvos ir Baltarusijos bendrą istoriją bei šalių draugystę. Vaikai kūrė filmuką Mus jungia istorija. Taip jisai vadinasi ir visa stovykla taip vadinasi, Mus jungia istorija. Iš karto galvom, kad bus pavadinimas Mus jungia Nemunas, bet Nemunas tik tai viena upė, o istorija yra daug plačiau, todėl sprendėm plačiau paimti. Labai įdomiai vaikai pradėjo interpretuoti, žodžiu, savo kūrybą, atskleisti tokiais netikėtais rakursais, iš vis parodyti tą istoriją, galbūt nebūtus dalykus. Čia yra pasaka mitas, nėra tikrovės. Bet tuo ir įdomu, tuo ir žavi visus. Ir yra stovykla, ne pamokos. Jie laisvai gali ateiti. Yra, aišku, grafikas minimalus, bet mes dar parengėm kartu jiem ir policinės programas. Buvom pas Antaną Česnulį skulptūrų poilsio parke, vandens parke, Druskininkų slidinėjimo trasose. Žodžiu, jiem sako, duokit mums laisvo laiko. Tikrai laisvo, kad galėtų, čia ypač gardiniečiai. Tai va, iš tikrųjų labai smagu ir džiaugiuosi, manau, kad ne paskutinį kartą tokia stovykla pas mus. Maždaug 60 žmonių dirba toje stovykloje. Su pedagogais, su animatoriais, su profesionalais, muzikais ir, žodžiu, stovyklų vadovais, ir direktoriai, ir pavaduotojai, ir visi pedagogai. Niekas netikėjo, kad mes galim sukurti per 5 dienas animacinį filmuką. Vienas projekto koordinatorių, Gardino meno mokyklos direktorius, džiaugiasi širdingu priėmimu, užsimezgusią pažintimi ir negailėjo gražių žodžių Druskininkų meno mokyklos darbuotojams bei jų auklėtiniams. Kiekvieno mokinio paskirtis yra visai kitokiais. Tai vienas piešia kiekvienas piešia įvairiausius veikėjus. Kiti kuria muziką, kiti nuotraukas. Tai visi turi kažkokį tai darbą. Tai yra visa kūrybinė grupė, bet rezultatas bus vienas animacinis filmukas. Taip. Tai bus istorija, būtent yra Baltarusijos ir lietuvių kelias. Tai čia, kaip pavadinimas, yra šito renginio visa Mus vienija istorija. Tai kelias vyksta nuo Baltarusijos į Lietuvą. Ir visas tas pagal Nemuną tas kelias taip ir eina būtent iki Lietuvos nuo Baltarusijos. Pamačiau bent jau, kaip kuria patį animacinį filmuką. Kaip sakė vaikų vasaros stovyklos Mus jungia istorija koordinatoriai, projekto rezultatai patenkino visus jų lūkesčius. Tarp kultūrinis bendradarbiavimas, anot organizatorių, labai perspektyvus, todėl ateityje numatoma ir dar daugiau projektų tarp Druskininkų ir Gardino meno mokyklų. Mums labai patiko, nes vaikai visą laiką buvo užimti kūrybiniu procesu. Jiems buvo labai smagu, patys ateidavo iš viešbučio ir daug dirbo savarankiškai. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą, kad jie galėtų save realizuoti. Vieni kurdami muziką, kiti rašydami, dar kiti piešdami. Visų jų kūrybos rezultatus bandome apibendrinti ir pasistengsime juos sujungti. Džiugu, kad kasdien mums buvo pasiūlyta kultūrinė programa. Mes labai daug pamatėme, iš Druskininkų mūsų vaikai atsiveš daug įspūdžių, tiek apie pačią mokyklą, tiek apie bendravimą su kitais projekto dalyviais. Esu įsitikinęs, kad būtent šis projektas, lietuvių ir baltarusių bendradarbiavimas, teigiamai paveiks supratimą apie kaimyninę šalis. Mūsų vaikai užaugs žinodami, kad mūsų kaimynai yra puikų žmonės, kurie pasirengę mus svetingai sutikti ir priimti. Esame giminingos sielos, todėl galime bendrauti ne tik kultūros srityse. Kiekvienas kūrybinės stovyklos dalyvis save galėjo išbandyti įvairiose filmuko kūrybos etapuose. Vieni piešė animacijos personažus, kiti kūrė muziką, o norintys galėjo išmokti ir kompiuterinės grafikos subtilybių. Jaunuoliai stovyklos metu išmoko daug naudingų ir naujų dalykų, dalinosi savo patirtimi ir susidraugavo.